Sveiki. Ką reikia žinoti apie investavimą? Kaip mes žinom, kad 2024 metais buvo paskelbtas bankrotas Lietuvos kompanija Auga Group. Kaip taip pat atsitiko? 2023 metais paskelbė bankrotą Baltic Share. Pinigai buvo 19 metais pervesti iš įmonės Auga Group Lietuvos kompanija. Kaip atsitiko? Gelbėjo įmonę Baltic Share. Lėšais buvo investavimą pervesti į Estonijos įmonę Baltic Share. Išimti pinigėliai iš Auga Group. Auga Group papuolė investicijas iš Ignitis. Prieš tai buvo Liesta, žlugimas Lievo, ir 1991 metais buvo Vaista. Kaip sujungėsi vakarų skirstomis tinklai su šiaurės, kūrėsi įmonės elektros skirstomų tinklų. Dabar, kada gruodžio mėnesį 2024 metais investuota buvo lapkričio prieš tai, o dokumentas nurodyta, kad ataskaita buvo gruodžio mėnesį. Jie buvo skirsti tam, kad išgelbėti įmonę nuo bankroto. Pinigai buvo padalinti per Latviją ir Estoniją. Po to, kada įmonę reikia gelbėti, kad neaišku, kas atsitiko su Baltic Share, įmonę išgelbėjo Tallink Group. Auga Group, Lietuvos kompanija, kurie buvo išimti pinigėliai ir perduoti į Lietuvos kompaniją Auga Group. Po to praėjo metus 12 mėnesių. Pirmą dalį buvo iš anksto pasakyta pervesti į Tallink Group, o dabar lapkričio mėnesį 2025 metais 27 dieną buvo pravesta, visas lėšas buvo sugrąžinta į Tallink Group. Įmonė sąžiningai dirba. Anksčiau aš taip nemačiau, jie išmokėjo dividendus per 2 kvartalus per metus. Aišku, dividendus aš neskaitau, kai yra blogai. Svarbu, kad įmonė rodo, kai jinai sąžiningai dirba. Dabar nuo gruodžio mėnesį bus kūrimasi vėl iš naujo darbo vietos per Estoniją kompaniją. Dabar klausimas. Gali įmonės Estonijos kompanijos prisidėti prie kitų bankrotų kompanijos? Negalima melžti iš pastovių iš vienos tą pačios įmonės. Turi išmokti žmonės valdyti investavimo portfelį. Atkreipiau dėmesį, palyginti galima Hario Electra į Ignitis. Ignitis sustabdytas laikinai investavimas, todėl aš iš karto kartoju, kad negalim mešti iš tos pačios įmonės. Duoti šiek tiek atsigauti įmonį ir po to spręsti, kokią įmonę palankesnį dėl investavimo. Hario Electra moka dividendus kasmet, jie kritusi labai žemai kaina. Ignitis, aišku, aukštesnį kainą turi,
Nu, aš dar sakau, kad nebūtų taip, kad visos įmonės laikosi tik iš vienos įmonės, tai būtų neteisingai. Tai buvo padalinta taip, kad visiems buvo proporcingai patogu. Dabar nuo gruodžio mėnesio, sausio mėnesį metų pradžios bus kalėdinis šventas į naujų metų. Į sekančią metą taip pat bus nuo pavasarį pradeklaruota ir sumokėta VMI 15% PVM mokestį. Nuo gruodžio mėnesio 1 dienos ataskaita rodo, kad bus oficialiai įnešti pinigėlį įmonė ir sukurti darbo vietą tos įmonės, kurie nori bendradarbiauti. Tai ruoškite darbo vietą Tallink Group. Ačiū įmonė už sąžiningą bendradarbiavimą. Tikiuosi, žmonės, kur padarė klaidą su Baltic Share, ištaisys klaidą ir sugrąžins lėšas, kad žmonės turėtų darbo vietą. Mes matėm Baltarusijoje, kas vyksta su Svetlana Tsikhanovska, kad vis tiek reikia sugrąžinti PVM mokestį 15% nuo jau 2026 metų. Aš manau, kad visi peržiūrės savo ataskaitą verslų ir pradės bendradarbiauti. Ačiū už dėmesį. Su jumis buvo investuotojas Sergejus Tomlenko. Sudie.